esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik tęsti, reik. Teismo ekspertai pasakys, kas čia. Jūs dabar juokaujat? Pas pakišo. Ambalsienė. Jūsų laikoma iki atskiro teismo sprendimo. Rankas. Ne, tikrai ne. Ne. Rankas. Nesipriešinkit teisėtiems pareigūnų reikalavimams. Nesąmonė kažkokia. Nu ką jūs darot? Tu Einam. Eikit. Atsiprašau, gal norit sužinot savo likimą? Jaunoji mano smegenų plovėja, kas žino savo ateitį, tas paranda likimą. Bet, kaip saksi, muša, bėk, duoda, imk, paimsiu. Kokie? Julička, aš išmečiau. Kodėl mirusį mus stebi ir ką apie mus galvoja. Mano Julička grįžo. nesuprantu, kas čia vyksta. Iš kur tie narkotikai? Nu, ten gal ne narkotikai, gal ne psichotropinės medžiagos, ekspertai nustatys. Klausimas jums, o kaip tas maišelis pas jūs mašinai atsirado? Kažkas pakišo. Jūs netikit. Aš tikiu, aš rašau, pakišo. Sakykit, ko jūs norite iš manęs? Aš nieko nenoriu iš jūsų. Ekspertai pasakys, tada matysim, kaip čia bus. Bet jeigu išaiškės, kad aš sulaikyta, mano karjerai galas. Oi, nu žiūrėkit, ponia. Nedramatizuojam čia. Taigi jūs nei ten Seimo nariai kažkiek žinoma, nei teisėja, nu ką. Nu, pirmas kartas. Duos lytinai. Nu ir viskas. Klausykit, aš nežinau, iš kur tie milteliai. Paprastai tokius dalykus pakiša, kai žmogui nori pakenkt. O tai jūs priešų turit? O tai čia ne policijos darbas išsiaiškint. Prašau jūsų, meldžiu, neuždarykit manęs. Gerai, aš jums padarysiu išimtį. Pasirašykit. Pasižadėjimą neišvykti. Ačiū. Ačiū. Nu, klausykit. Nereikia man čia dėkoti. Čia yra mano darbas. Ir aš jį dirbu gerai.
Tik tai, kol vyksta tyrimas, jūs niekam nieko, aišku, nepasakokit. Ar jums aišku? Aišku, taip. Čia bus gerai. Gerai. Gerai, tai gerai. Va čia va, gerai? Jo. Su mašinom vis tiek paprasčiau. Čia tai beviltiškas reikalas. Kodėl? Nu, jeigu sargas viduj. Jeigu sargyba su automatais išbėgs, pradės šaudyt, šitau nei atrakintą mersą atsisėst ir spaus gazą. Pasijungus šilumą iki galo, klausant gerą repo gabalą. Čia šalta ir niekas neaišku. Gerai, gal pafilmuojam. Nu va, atskrydom. Aha. Čia įsirašys tie vaizdai? Jo, čia automatiškai įsirašo. Bet tai bijau žemiau leistis, kad neišbėgtų koks durnis automatas. Gerai, davai, žodžiu, mums reikia pamatyti bent vieną spyną, ten visos vienodos. Ai, tai jau šikiniko nebefilmuot, nereikia. Davai, filmuok ir šikiniką, reikia. Nu gerai, gal fokusuojamės ties spinom. Davai. Bent vieną. Oi, atsiprašau, kad priverčiau laukti. Nieko tokio. Užstrigau. Kamštis, avarija ar kas ten, nežinau. Prašom, sėskitės. Aš tuoj. Išjungiu garsą. Na ką, galim pradėti. Gali arčiau pritraukti spyną, kad, man atrodo, ten yra užrašas kažkoks. Nu, nėra čia jokio užrašo. Va čia Maksimas. Nepagaunu, kas čia per spyną. Tai štabas dabar čia? Šiandien nedirbam. Ką dronas parodė? Nieko. Aiškinamės, kokios spynas sudėtas, bet aišku, kad ne elektroninės, tai šis tas. Paleisk. Mūsų mašinom vis tiek paprašiau. Atsisėdai, užsivedei ir išvažiavai. O čia? Čia irgi paprasta. Į saugyklą paėmė įrodymus ir išėjai. Kokia signalizacija? Ką žinau, tipinė saugyklom. Yra judesio davikliai sudėti, magnetiniai kontaktai ant durų ir viena kamera, kuri viską stebi. Bet nėra žmogaus. Negyvai viskas į serverį eina. Ai, nu ir yra dar šitas pasyvus daviklis, kurį suveikia, kada durys atsidaro, bet
bet jį išjungt galima. Nu jo, čia ne parduotuvės sandėlis. Nu jo, bet ir ne koks pentagonas, žinai. Viską nulaužt galim. Ai, ir šiandien buvo, spėk, kas atėjo. Kas? Šramas, Ko norėjo? kad telefoną atrakinčiau. Tu su juo geriau neprasidėk. Kodėl? Neprasidėk ir viskas. Paduok alaus. Nu gerai. Galėjo batus padaryti. Kaip bus reklama? Tai aš sustabdysiu, pasidarom. Ne, patinka man gyvai žiūrėti. Nu kas gyvai, taigi čia nieks nevaidina tau gyvai to filmo. Aš sustabdysiu. Eik tada pats ir pasidaryk. Dabar? Šitoj vietoj? Aš tik pas mus dingo ir visoje gatvėje. Pas kaimynų šviečia? Pabūk čia. Kas? Jie jau čia. Ką darom? Varom iš čia. Kur dokumentai? Nežinau, paieškok kažkur. Varom. Kur tie raktai? Nepasiėmei? Rankose turėjau, tikrai. Pagaliau. Jie gali ten laukti mūsų. Važiuojam. Ištrūkom. Man tai širdis dar įskalatuojasi. Išsigandai? Nu jo, tu ne? Viskas bus gerai. Nieko. Kur eini? Dėmesio.
Nuo durų į kairę. Trečia lentyna. Čia. Nu jo, čia bus kaip užrištom akim knygos ieškoti. Bus bylos pavadinimas. Duok užrašysiu. Va. Iškaltinai. D1 tai daiktinis įrodymas numeris 1. Eina šikt. Kas yra? Čia net cilindrinė. Trimatė. Veidrodiškai dantyta. Čia net nepaprasta, čia su papildomu kanalu. Bet tai viską galima, pats sakei. Jo, tik ne šitą. This is the end, my friend. Tai ką? Viskas? O su graštu? Kokiu graštu, Norma? Čia tau ne pašto dėžutė. Spina pagaminta iš grūdinto plieno. Plokštelinė šerdis su apsauga nuo gręžimo daryta tam, kad graštas nulūžtų. Nu jo. Čia ir man aišku, kad viskas. Bet turi būti planas B. Nebent paimt raktus. Be šansų. Tai ką? Neimam šitą darbą. Atsiprašau, vėluoju. Posėdis prokuratūrai užsitęsė. Sunki diena? Čia kur prašai. Ačiū. Klausyk, atrodo įsitempus. Paprastai aš tau taip sakau. Dabar aš noriu išsikalbėti. Klausau. Aš ir narkotikai. Tu tiki, kad jos man pakišo? Tikiu. Ačiū Dievui. Mes čia kalbam apie Simoną Šarkę, aš jį gerai pažįstu. Čia jo žaidimai. Bet koks tikslas? Jam reikia kažkokios informacijos. Čia daug žmonių ateina įsipasakoti. Ateina. Nežinau. Neturiu jokių versijų. Aš nežinau jokių paslapčių, kurios galėtų dominti teisėsaugą. Būtų gerai, kad jis nežinotų, jeigu mes pažįstamos. O tu manai dėl tavęs? Apie mane jisai viską žino. Jam iš tavęs kažko reikia, gal kažkokių adresų, slaptažodžių ar dar kažko panašaus. Kas jis per žmogus? Jisai ne žmogus. Jisai žvėris. Ir tai dar čia priešvelniai pasakyta. Suprantu. Ką man dabar daryti?